Plastifikuojantis cheminis priedas vinmis skirtas visų tipų statybinių mišinių plastifikavimui. Tai reiškia, kad pagerinama mišinio apdirbamumas, jis tampa minkštesnis, lengvesnis ir lipnesnis. Ypač efektyvus mūro ir išorinių tinko mišiniams. Visiškai pakeičia įprastus plastifikatorius, pavyzdžiui, kalkių tešlą statybiniuose mišiniuose. Populiarus betono plastifikatorius pagerina statybinių mišinių ir betono apdirbamumą, struktūrą ir ilgaamžiškumą. Plastifikuojantis cheminis priedas vinmit yra tamsiai rudos spalvos skystis su labai silpnu kvapu. Skystis yra paviršiaus aktyvioji medžiaga, kurioje yra organinės kilmės daugiamolekulinių cheminių medžiagų mišinys ir kuri gerai tirpsta vandenyje. Tai reiškia, kad jis keičia, kitaip tariant, veikia pagrindinės medžiagos savybės. Į pagrindinę medžiagą įterpiamas oras smulkių mikroskopinių burbuliukų pavidalu, o tai savo ruožtų plastifikuoja pagrindinę medžiagą, skiedinį, betoną ar bet kokį pastos pavidalo mišinį, padarydamas jį lengvai apdorojamą ir atsparų šalčiui. Greitas veikimo laikas. Pagrindiniai efektai įgaunami naudojant plastifikuojančią cheminę priedą vinmit yra šie: efektyviai įterpia orą ir pagerina statybinio skiedinio atsparumą šalčiui, leidžia mūrijimo darbus atlikti esant aplinkos temperatūrai iki +2 laipsnių Celsijaus, sumažina reikalingą vandens kiekį 10%, užtikrina patogų ir greitą skiedinio užtepimą bei gerą apdorojamumą. Padeda išvengti eflorescencijos, baltų druskų išsiplovimo iš skiedinio, užtikrina gerą sukibimą tarp plytų ir skiedinio, nebalina skiedinio ir betono pigmentų bei neskatina plieno korozijos. Ypač efektyvus naudojant liesuose, tai reiškia mišiniuose su mažu cemento kiekiu, skiedinio ir betono mišiniuose. Apsaugo atviras tinkamai apdorotas paviršius nuo greito drėgmės išgaravimo ir drėgmės susitraukimo. Prieda į skiedinį dedama maišymo proceso metu tiesiai į skiedinio maišyklę arba ištirpinus cheminį priedą vandenyje skirtame maišymui. Vandens kiekis skirtas skiedinio maišymui sumažinamas 10%. Priedas yra suderinamas su kitomis cheminėmis medžiagomis, pavyzdžiui, prof, spėd, vintermits. Tačiau į skiedinio mišinį jos turi būti dedamos kiekviena atskirai. Priedą galima dėti į visų tipų Portland cementį, įskaitant ir sulfatams atsparų Portland cementį. Vinmit priedo vartojimas yra toks. Ruošiant skiedinį reikia naudoti 3–6 ml kiekvienam cemento kilogramui. Tai yra nuo 0,14 iki 0,28 litro kiekvieniems 50 kg cemento arba nuo 2 iki 4 litrų 200 litrų vandens. Antra, norint plastifikuoti betono mišinį, reikia 3 ml kiekvienam cemento kilogramui. Laikyti gerai vėdinamose patalpose. Vinmit priedą galima laikyti neribotą laiką, tačiau būtina apsaugoti nuo užšalimo. Tačiau, jei užšalimas visgi įvyko, vinmit cheminį priedą reikia lėtai atitirpinti ir kruopščiai, intensyviai permaišyti. Saugoti nuo vaikų. Plastifikuojantis cheminis priedas vinmit tiesioginio kontakto metu gali sukelti odos ir akių uždegimus. Taip pat galimas kvėpavimo takų dirginimas. Dirbant su cheminiu priedu vinmit, būtina dėvėti apsauginę darbo aprangą ir mūvėti guminės arba polivinilchlorido apsauginės pirštinės, avalynę ir prijuostę, naudoti respiratorių kvėpavimo takų apsaugai. Taip pat rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Sėkmės darbuose.